Taip. Pakalbėkime apie šitą peiliuką. Tai yra senovinis restauruotas peilis. Plienas, superinis plienas, senovinis. Forma, kažkas sako gal bloga, tai yra be galo rimta, gera forma. Tai yra dirbti tiek ant lentutės, tiek galima iš rankos net žuvį filiuoti, išsipjaustyti, kai reikia, net aplink kaulus kažkur apeiti, apipjaustyti. Taip, tai yra jis pagamintas japonų, bet jis yra pagamintas iš senovinio švediško plieno. Tai yra kažkas panašaus į Tamahagane plieną, net ir konkuravo savo laiku su Tamahagane plienu. Šito plieno nebėra, jo niekas nebenaudoja, nes tai buvo per brangus plienas irgi. Vis dėlto japonai importuodavo iš švedų ir iš šio plieno gamindavo peilius. Ir labai rimtus peilius. Tai čia rimtesni meistrai jau gamindavo. Na ką, peilis be galo patogus. Turi ir japoniškų ženkliukų. Gerai restauruotas, profesionaliai išgalastas. Ir aišku, nepigus. 335, tai nemaža kaina, bet tai kaip tokiem ekskluzyvam, tai kaina gera. Pjauna idealiai, belia kaip gerai, ten jau be kalbų žodžių, bet yra kaip yra, plienas anglinis ir senovinis dar. Na ką, galimybė šitą peilį įsigyti, sakykime, už pusę kainos, 160 jeigu būna, superinis peilis. Grėbkit, kol dar yra. Iki.